Šiandien pakalbėsime apie Merkurijaus aspektus su Neptūnu, o rytoj vakare Merkurijaus aspektai su Plutonu bus. Nusprendžiau padaryti 2 paskaitas, 2 vakarai. Taip, ir bus aišku įrašai, galėsit pasiklausyti. Tai va dar kartą primenu, kad tai yra paskaitos iš mano konspektų ir taip pat dalinuosi šiek tiek ir savo jau patirtim, nes dirbu šiek tiek, praktikuoju irgi astrologiją. Taigi, Merkurijus. Merkurijus kas yra? Tai yra mūsų mąstymas, tai yra mūsų bendravimas, komunikacija. Merkurijus taip pat yra judėjimas, taip pat rankos, darbas rankomis. Merkurijus valdo dvynių ženklą ir mergelės ženklą. Taip, ir tai yra žemės ir oro stichija. Taip, tai yra gana toks praktiškas. Taip, Merkurijus yra praktiškas, tai va čia matot skaidrėje parašyta ryšiai, informacija, komunikacija, Merkurijus ir logika, ir nauji neuronų ryšiai, nauji kontaktai. Tiesiog tai yra gebėjimas atrasti alternatyvas, tai yra gebėjimas suderinti 2 kažkokius dalykus vieną sujungti. Tai yra tam tikras dualumas. Merkurijus yra analizė, Merkurijus taip pat racionalumas. Ir štai kita planeta, tai yra aukštoji planeta, tai yra Neptūnas. Neptūnas tai yra pasąmonė, tai yra jau tokia pasąmonė, kuri kaip kolektyvinė tokia pasąmonė, labai gili pasąmonė. Tai yra labai gili empatija, tai labai gili intuicija, tai susiliejimas. Neptūnas susijęs su tikėjimu. Neptūnas tai yra ir įkvėpimas. Neptūnas tai ir priėmimas, Neptūnas tai ir auka. Neptūnas valdo žuvų ženklą ir jis egzaltuoja šaulyje. Taigi, ir jeigu pažiūrėsime, kad zodiako ratą, taip, ir pamatysime, kad mergelė ženklas, kuri valdo Merkurijus, ir žuvų ženklas, kuri valdo Neptūnas, yra opozicija, tai yra ašis. Yra ašis ir visai nesenai, nežinau, prieš porą savaičių gal įdėjau grupėje toks, juokingą tokį filmuką, kur mergina tiesiog dainuoja, o ką man daryti gražiai, ir po to persijungia vyrukas, kuris sako, neturi ką daryti, eik išplauk, reiškia, laiptinę, ten skusk bulvės, padaryk valgyt, pavaišink, reiškia, kaimynus ten ir panašiai. Tai būtent ir yra šita ašis. Tai pasireiškia šita ašis ir realiai galime šiek tiek ir pagalvoti, kaip, reiškia, ant kiek skirtingos yra, tarkim, šitos 2 planetos ir ant kiek, tiesiog jos nėra sąlyčių, jokių sąlyčio taškų nėra. Tarp jų tai yra opozicinės visiškai planetos ir energijos. Ir pas žmonės, pas kurios šita ašis yra arba per ženklą, arba per būsto išreikšta, tai, jie turi reikalų. Jie turi reikalų iš tikrųjų išmokti pasitikėti intuiciją ir iš tikrųjų tam tikrą gyventi pagal dievišką logiką, tam tikrą prasme. Tai apie tai ir kalba realiai ir visi Merkurijaus aspektai su Neptūnu. Tai yra patikėti savo intuiciją ir gyventi pagal kažkokią aukštesnę logiką. Tai yra nepaprasta, nes Merkurijus iš tikrųjų yra toks, gana praktiškas, jis yra sutelktas į čia ir dabar, tą situaciją, kuri yra aplinkui, kurią žmogus
mato, reiškia viskas šalia, kas yra taip. Merkurijus yra toks kaip asmeninė planeta ir tai yra protas, kuris, kaip sakant, susijęs su realiu gyvenimu, o tuo buitiniu kažkokiu tai gyvenimu. Ja? Tai štai Neptūnas yra su aukštosios materijos, ta prasme, tai yra labai dideli pločiai, dideli horizontai ir gerai, ir viskas iš eilės. Ir dabar mes žinom, kad yra 5 aspektai, matot, čia yra ženkliukai, 3 yra kaip ir tokie įtempti aspektai, nors konjunkcija kartais su kai kuriom planetom būna ir teigiamų, ir neigiamų dalykų, o štai neigiami aspektai tai yra opozicija ir kvadratas. Opozicija daugiau yra vidiniai procesai tam tikri, tai yra vidiniai prieštara, vidiniai kažkokie konfliktai, kurie aišku po to gali išeiti į išorinę, bet tų konfliktų toks prigimtis yra psichologinė daugiau, o štai kvadratūra tai yra kova. Tai yra kova, ta prasme, tai yra stresas ir žmogus, ta prasme, nugali kliūtis, jis patiria įtampą, tai yra tam tikras procesas ir energija išeina į išorę, matosi jo. Tai yra, kai mes iškraunam per išorinį veiksmą, tai yra mes, ta prasme, tarytum viduj būna, išsivedinimas, o štai kai yra opozicija, tai būtent išoriškai gali atrodyti, kad čia viskas kaip ir gerai, o iš tikrųjų žmoguje bręsta kažkokia įtampa ir taip ir visą tai gali pereiti į ligas, iš tikrųjų psichosomatika, o ypač aukštųjų planetų įtempti aspektai su asmeniniam planetom, tai Saulė, Mėnulis, Merkurijus, Venera ir Marsas, taip. Tai duoda iš tikrųjų psichosomatiką ir tam tikrą problematiką tos planetos, būtent asmenės planetos reikšmėse. O štai trigonai ir sekstiliai, tai yra energija teka harmoningai ir gaunasi kažkoks tai unikalus, sakykime, procesas. Ir lygiai taip pat, ir netgi, tarkim, Merkurijaus ir Neptūno, tarkim, harmoningi aspektai duoda labai unikalias tam tikras savybės. Ir mes apie tai dabar ir pakalbėsim šiek tiek. Taigi, vienintelis geras, tarkim, Neptūno įtemptų aspektų, iš konjunkcijos galbūt net labiau toks poveikis gali būti, kad žmogus gali būti įkvėptas, bet tas įkvėpimas yra per didelis ir tas, reiškia, per didelis įkvėpimas gali žmogų taip išvežti, kad jis netenka savęs. Tai yra savęs paieškos, turint įtemptus aspektus ir net konjunkciją Merkurijaus su Neptūnu labai svarbu yra. Žmogus ieško savęs visą gyvenimą ir yra šansas tik tai kažkaip, sakykime, suderinti šitas energijas, patikėti savimi, savo intuiciją, praėjus pro labai daug įvairiausių tam tikrų išbandymų, apie kuriuos toliau kalbėsim. Kągi, pradėkime nuo harmoningų aspektų. Taigi, harmoningi aspektai tarp Merkurijaus ir Neptūno, tai yra trigonas ir sekstilis. Toks žmogus labai lengvai prisitaiko prie įvairiausių sąlygų, prie išorinio pasaulio, neišduodamas savęs. Priešingai, toks žmogus kaip dovana pasauliui realiai gaunasi. Kuris be ateitų, žmonės jį priima palankiai, kolektyvas priima palankiai. Čia aš dabar dar šiek tiek tarp skliaustelių turiu pabrėžti, nes kai kurie, tarkim, kurie turi tokius aspektus, net įtemptus aspektus ar harmoningus,
kad įvertinti pilnai bet kurį aspektą, reikia išanalizuoti visą horoskopą. Tai reikia tiesiog įsidėmėti. Net jeigu turite gerą aspektą, bet jeigu mes analizuosim visą horoskopą, tarkim, tie geri aspektai gali būti subalansuoti kitų kažkokių planetų neigiamais aspektais arba kombinacijom tam tikrom horoskopų. Lygiai taip pat neigiami aspektai gali būti kompensuojami kitomis horoskopo dalimis ir tokiu būdu gaunasi tam tikra pusiausvyra, kuri būtent įtempti harmoningi aspektai generuoja gyvybinę energiją šiaip realiai. Tai va, taip kad tai, ką mes klausom tiesiog kaip, mąstykite apie save, jeigu tai turit, arba apie artimuosius. Ir pabandykite tai pamatyti ir suprasti, kažkuria prasme, kažkiek galima suprasti, kas vyksta su žmogumi. Taigi harmoningi aspektai Merkurijos su Neptūnu, tai yra iš tikrųjų labai gera karma ir labai duoda sėkmę iš tikrųjų. Tokio žmogaus mąstymas yra giluminis mąstymas, vaizdinis mąstymas vadinamas. Tai yra jausmas, reiškia gilus jausmas ir intuityvus mąstymas, kuris, reiškia, gauna informaciją iš begalinio, reiškia, pasąmonės, sakykime, vandenyno, kažkaip panašiai. Ir tokie žmonės, kurie turi trigoną arba sekstilį, jie gali kurti meno kūrinius, gali rašyti, gali kurti poeziją, gali tapyti. Tai yra visas, kas su rankom susiję, tai yra rankos, kur prisiliečia, nes Merkurijus tai yra ir rankos. Tai va, tas žmogus gali kurti kūrinius įkvėptas tam tikrų, kaip sakant, kosminio įkvėpimo, pavadinkim šitą. Nes Neptūnas yra tas kosminis įkvėpimas. Tai va, ir jis perduoda, reiškia, tos vaizdinius, intuityvius apsireiškimus į savo kūrinius. Nesvarbu, ką jis bedarytų, ar tai būtų skulptūra, ar tapyba, ar kulinarija, ar, reiškia, siuvimas, pavyzdžiui, irgi Merkurijus. Tai yra labai stipri intuicija. Žmogus žino atsakymus į visus klausimus. Tai vat, kas turit šitokį aspektą, jums tai reikia užduoti klausimą ir jums ateina atsakymas. Tiesiog. Ir čia jau reikėtų šitą aspektą panaudoti, nes kai kas gali ir neįvertinti tokios dovanos. Iš tikrųjų, o štai astrologija sako, jūs turi dovaną, panaudokit šitą dovaną, jūs žinote visus atsakymus, visus jūsų užduodamus klausimus. Tai vat, labai harmoningas ryšys žmogaus, tarkim, protų, Merkurijaus ir jo pasąmonės, reiškia, harmoningas ryšys ir apsauga yra nuo, tarkim, kažkokių paklydimų, nes žmogus kaip ir prieina intuityviai prie tiesos. Taip pat žmogus, kuris turi trigoną arba sekstilę Merkurijaus su Neptūnu, pavyzdžiui, jis gali matyti daugiau apie žmogų, gali matyti žmogaus sielos poreikius, net jeigu tas žmogus bando ir nuslėpti. Tai yra tiesiog jam ateina informacija. Ir labai svarbu yra tai, kad, tarkim, toks žmogus, kuris tokią informaciją gauna, jis gali tiesiog turi vidinę etikos, kosminės etikos pajutimą tam tikrą prasme ir jis tai išlaiko savo viduje. Nenaudos niekada blogiui. Bet tai jo gyvenime atskirti taip, kas yra tiesa, kas netiesa, jis tai pažįsta. Harmoningas Merkurijaus ir Neptūno aspektas duoda tokį žmogų, taikų žmogų. Jis yra draugas, toks, kaip sakant, visų gyvų būtybių draugas. Labai draugiškas žmogus, geros širdies.
žmogus. Toks. Ir gali kitiems būti malonu su juo bendrauti ir jie gali kažko prasme įsikvėpti iš jo, žodžiu, kažkokių gerų tokių vibracijų gauti. Taip. Taigi įsivaizduokite, geri aspektai trigonas sekstilis Merkurijaus su Neptūnu, tai yra žmogus mato melą, tačiau jis neturi pykčio ant to melagio, tačiau tas melas jo nepaima. Taigi, taip pat jis nepasiduoda iliuzijai, nes Neptūnas yra iliuzija ir atranda teisingą kryptį. Taip pat Neptūnas padeda reikšti jausmus per kalbą, per mintis, mąstymas yra intuityvus. Ir skaitosi, kadangi Merkuris yra susijęs su kalba, žmogus, jeigu jis mokinasi kalbas, jis gali tiek tobulai išmokti, tarkim, užsienio kalbą, kad tai atrodo, kad be akcento netgi kalbėti gali, tarkim, ir daug kalbų gali mokėti. Ir taip pat, pavyzdžiui, jeigu išvažiuoja į užsienį gyventi, jis gali ten labai greitai išmokti kalbą ir būti per kalbą, tiesiog susilieti, tarkim, su to, tarkim, nauja terpė, taip, naujus kolektyvus, netgi, kaip sakant, kaip tarkim, emigrantas, jo, yra toks, jam paprasčiau yra, tarkim, įsilieti, tarkim, į darbą kažkokį ir bendravimą su užsieniečiais. Ta prasme, su to šalies gyventojais, į kuriais atvažiavo. Taigi, galima labai daug kalbėti apie Merkurijaus ir Neptūno gerus aspektus, tai iš tikrųjų, einam prie rimtesnių dabar temų. Visi, kas turite konjunkciją, visi, kas turite opoziciją, visi, kas turite kvadratūrą. Dar kartą perspėju, informaciją neprimkite labai asmeniškai ir reikia visada nagrinėti visą horoskopą, kad suprasti, kaip kiekvienas netgi įtemptas aspektas veikia jūsų asmenį gyvenimą, į tą reikia atpažinti. Po truputį. Ir kaip jau esu daug kartų kalbėjęs, kad žmogus, kuris, tarkim, visą gyvenimą yra savęs pažinimo paieškose, o mano paskaitų tik tai tokie žmonės ir klausosi, tai link 50 metų, tarkim, tie, kas turite įtemptus aspektus, tai yra konjunkcija, opozicija ir kvadratūra, jūs jau galite pradėti irgi džiaugtis savo darbo, daugiamečio darbo su savim rezultatais, kuo tolyn, tuo, kaip sakant, giliau, turint labai turtingą patirtį šio gyvenimo. Ko negali, tarkim, labai daug pasidžiaugti, jeigu trigonas sekstilį turi, nes tai yra duotybė jau jie. O štai, kas turite įtemptus aspektus, jūs jau, kaip sakant, kaip išminčiai tokie, jau praėjot visko daug matę ir daug be abejonės su tokiu aspektu daug kur nudegę, daug kur apsigavę ir daug kur buvot apgauti ir daug kur išlipę iš apgaulės, po to vėl patekę vėl kažkokias apgaulės, nes realiai Merkurijaus ir Neptūno aspektai yra apie tai, apie saviapgaulę, apie patekimą į apgaulę, apie netikėjimą, kas, reiškia, nesuvokimą, kas yra tiesa, klaidingi tikėjimai, tai yra Neptūno tema, susiklaidina žmogus, patikė, jis yra linkęs su įtemptais aspektais, žmogus yra linkęs tikėti, jiems, pavyzdžiui, sakai melą, jis tiki melu, bet jeigu jam tiesą sakai, jis netiki tiesą. Jam lengviau patikėti melu, po to jis nudega nuo to melo ir tada gauna patirtį. Tai va, o ar jis darys tas išvadas ar ne, čia vėl reikia žiūrėti visą horoskopą. Visgi. Bet jeigu mes turim įtemptus aspektus į Neptūną, Merkurijus šiuo atveju kalbam, bet jeigu ir Saulė, ir Mėnulis, ir Venera, tai yra reikalų
per visą gyvenimą. Aš pats turiu opoziciją Neptūno, Saulės ir Mėnulio, tai galiu pasakyti iš patirties. Tai yra nepaprasta. Visų asmeninių planetų, asmeninės planetos yra Saulė, Mėnulis, Merkurijus, Venera, Marsas. Įtempti aspektai su Neptūnu. Reiškia, žmogus visą gyvenimą mokinasi, reiškia, reikšti jausmus, išreikšti vidinį jausmą. Jausmai tarytum uždaryti yra. Žmogus nepasitikė nei savo jausmais, nei kitų žmonių jausmais. Tai yra užduotis, su kuria reikia dirbti. Taigi, kvadratūra. Kvadratūra vadinasi apgaulė ir iliuzija. Kvadratūra, aišku, taip pat ir opozicija. Žmogus nepriima situacijos. Žmogus nepriima Neptūno duodamų srautą. Neptūnas veikia negatyviai Merkurijų, tai reiškia aptraukiama sąmonė. Žmogus nemato realybės tokią, kokia ji yra, bet jis mato realybę tokią, kokią sugalvoja pats. Tai va, žmogus sugalvoja pats, kaip yra, o ta realybė. Ir problema yra ta, kad reiškia, nuo to kenčia jo fizinė sveikata šiaip jau. Nes tai, ką žmogus išsigalvoja, netitinka tos realybės tokia, kokia iš tikrųjų yra. Ir va čia, tarkim, šitas toks, kaip sakant, paklydimas pas kiekvieną čia gali veikti vėlgi labai individualiai ir vėlgi, kaip sakau, reikia žiūrėti visą horoskopą, kad įvertinti pačią situaciją, kaip iš tikrųjų yra. Tai va, tai žmogus gaunasi, reiškia, kad jis va taip, kaip sakant, neadekvačiai vertina ir daugiau gyvena per savo įsivaizdavimus. Jis mato pasaulį ne tokį, koks jis yra, bet tokį, kokį jis nori matyti. Ir plus dar, kad jos smegenys ir vaizduoti piešia tamsias formas. Toks žmogus nieko nedarydamas tampa negatyvus. Jo protas tampa daugiau linkęs į negatyvumą. Taip, kad praktikos įvairios, tarkim, dabar aš padariau vieną įrašą, irgi Telegrame yra praktika, kuri tiesiog apvalyti protą, nuteikti teigiamą kryptim. Tai va, tarkim, jeigu turime įtemptus aspektus, tą praktiką derėtų apie ją pasidomėti ir ją praktikuoti iš tikrųjų. Ir, reiškia, taigi Merkurijus, turintis įtemptus aspektus su Neptūnu, jis tarytum nusigręžia nuo realybės. Jis bando gyventi savo įsivaizduojamą pasaulį, tačiau realus pasaulis ateina ir iš jo pareikalauja. Ir žmogus nukenčia. Ir po to, reiškia, jis netgi nukentėjęs, jis vėl kūrė naują savo įsivaizdavimą ir vėl bando pagal jį gyventi. Ir kai kurie įtemptų aspektų turėtojai gali netgi bijoti gauti žinių. Gali bijoti žinoti, jie gali būti polinkis į tam tikras svaiginimas, nebūtinai narkotikais ar kažkokiais ten, nežinau, svaigalais, kitokiais, bet pabėgimo nuo tam tikrų realybės, bet tas pabėgimas jiems neduoda atilsio ir labai, neduoda kaip tik tokie, negatyvų mąstymą, tokį, nes Merkurijus veikia su neigiama tokia pakraipa, kuria neigiamus jausmus, neigiamas spalvas. Toks žmogus nemoka klausyti savo intuicijos, tai reiškia visą gyvenimą reikia mokintis klausyti savo intuicijos.
jis nemoka pažinti savo jausmų. Tai reiškia, kad visą gyvenimą žmogus mokinasi pažinti jausmus. Ir, pavyzdžiui, žmonės su įtemptais aspektais visai normalu, kad jie gali domėtis, pavyzdžiui, psichologija, ten dvasiniais visokiais mokymais, meditacijom, jie gali domėtis, nes tai yra aktualu. Jiems yra aktualu. Neptūno įtempti aspektai su asmeniniam planetom, taip pat ir su Merkuriju, tai yra iškelia problemas artimo ryšio su žmonėmis, tarkim, su artimai žmonėmis, pavyzdžiui, mylimu žmogum, taip. Reiškia, iškyla reikalai, kur, kaip sakant, kaip tos jausmus reikšti reikia. Kartais gali žmogus būti labai reikšta meilė pabrėžtinai, o kartais, aiškiai, kada reikia, jis gali ir nerodyti tos meilės. O dar giliau tai gali veikti netgi pasąmoniniam lygmenį, kad, tarkim, partneris gali jausti, kad jis yra nemylimas, arba vaikai gali jausti, kad manęs nemyli. Su vaikais čia atskira kalba, aišku, vaikai gimsta pas tokius tėvus irgi neatsitiktinai. Irgi jie turi tam tikrus užduotis, tam tikras horoskopui tą rodo. Taigi tokie žmonės gali būti viskom abejojantis. Ir, reiškia, ir jie net pažįsta, kur tiesa, o kur melas yra. Ir kaip jau kalbėjau, visgi jie netgi taip keistai atrodo, kad jie linkę patikėti melu. Iš tikrųjų. Jie patikėję melu susikuria klaidingą informaciją. Problema yra dar ta, kad kas liečia sveikatą, tai šitas aspektas, įtemptas aspektas Merkurijaus su Neptūnu, bet ir su kitom planetom, jeigu yra žmogus nedirba su savim, leidžia, kad kažkas juo manipuliuotų, o taip gali būti, iš tikrųjų, tai būna, kad, nes Merkurijus yra ir virškinimo, tarsi žarnyno veikla. Ir gali būti parazitai organizme. Tai žmogus aplipęs parazitais aplinkoje, šalia savęs gali laikyti ir auginti parazitus, kurie gyvena jo energiją, lygiai taip pat ir jo organizme atsiranda parazitai. Tai yra susiję dalykai, tai organizmo, reiškia, priežiūrą reikėtų žiūrėti ilgiau. Skaitusi pats menkiausias toks susirgimas, taip, jeigu nedirbam su savim, tai alergijos įvairios. Gali būti alergija, tai žmogus negali kažkuriame etape nepriimti tai, kas yra aplinkoj, nepriimti situacijos tam tikros. Ta realybė į kažkokią negatyvę, tarkim, realybę, tai kas vyksta, reaguoja negatyviai, jis tiesiog visą savo esybę reaguoja. Ir, kaip pavyzdys, visai nesenas šiandien įdėjau savo Facebooko sienoje nuorodą į žemėlapį, kur tiesiog yra fiksuojami kertami miškai, tiesiog planai. Žemėlapį pažymėta, kirvukai, kur miškas, kurioje vietoje bus kertamas, žinai. Tai ir šitie žmonės, tarkim, jie gali antiek panirti tą negatyvumą, pamatę tos kirvukus, taip. Pas juos jie daug stipriau išgyvena, jiems gali atrodyti, kad visa Lietuva jau miškai yra iškirsti ir, ta prasme, jis jau gyvena tam tikram įsivaizdavime. Taip. Tai kaip pavyzdys yra, tai kažkokia negatyvi informacija, jis jeigu ją patiki, tai jis praktiškai ir patenka į tokį, kaip sakant, iliuzinį, netitikantį realybės negatyvų lauką. Tai gali veikti bet kurioj srityje, tai yra bet kurioj sferai, tai gali suveikti. Taip gaunasi, kad įtemptas aspektas Neptūno su Merkuriju, kad žmogus tiesiog išstumia realybę ir kuria savo vaizdinį apie tą realybę.
ir žmogus bando tarytum taip gyventi, bet tai yra gyvenimas mele. Gyventi mele, taip. Ir visą tai kerta per sveikatą. Tai va. Taigi, iš kitos pusės žmogus pats patenka į tas situacijas, į kuriuose nukenčia. Arba leidžia kitiems eksploatuoti save, vampiruoti. Tai va, ir tai požymiai per fizinį kūną matosi, tai yra pirmiausia alergijos įvairios gali būti, po to eina nervų sutrikimai, nervinės ligos kažkokios iki psichikos sutrikimai. Psichiniai sutrikimai, pas ką yra, tarkim, kvadratas, opozicija, konjunkcija, tai vat, jeigu pas jūs dar nėra psichinių, jau klaus šitos paskaitos, reiškia, viskas gerai, taip kažką jau pažinot. Įsivaizduokit, tai yra gyvenimo užduotis, tai reikia žinoti žmogų. Kaip gerai būtų, jeigu, pavyzdžiui, tėvai jums būtų tai pasakę, kad ir netgi tėvai padėjo jums nuo pat mažų dienų, žinodami, kad pas jūs toks aspektas yra, jo su jumis atitinkamai bendrautų, įdiegti galima. Tai yra auklėjimas, horoskopo, vaikų horoskopo žinojimas iš tikrųjų yra sąmoningi tėvai, jie būtent ir tada supranta, kad kaip reikia su vaiku, kokias savybės reikia stiprinti. Taip, tai yra galima labai daug padėti. O jeigu mums niekas nepadėjo, tai gavosi tai, kas gavosi, po to sąmoningas žmogus pats bando kažkaip atsikapstyti, todėl domisi ir įvairiais dalykais savęs pažinimo keliu eina. Taip pat ir be abejonės, darydamas klaidas, patekdamas į visokias situacijas, kur išnaudoja, pats patenka, iš to išlipdamas ir panašiai. Kaip jau esu minėjęs, reikia visada žiūrėti visą horoskopą. Taigi, konjunkcija, kvadratas, opozicija, tai netikėjimas tuo, ką aš matau. Arba aš nenoriu matyti realybės, todėl aš gyvenu tam savo vaizduotėje, kurią pats sukūriau. Ir žmogus pats save apsigauna, arba patenka kaip auka, aukos, sakykime. Nukentėjęs iš anksto, auka iš anksto yra. Pritraukia tironą. Taip. Ir problema yra ypač, kas konjunkciją turite, pavyzdžiui, galite patekti pas tironą ir visą gyvenimą, iš tikrųjų. Gali būti visas gyvenimas praeiti šalia tironų ir sukurti iliuziją apie tą tironą, religinį, kokį tai tik nori. Ir žmogus kaip auka pragyvena visą gyvenimą, nesugebėdamas išskirti, yra Neptūnas taip veikia. Taigi, visi, kas mes turime, konjunkciją, opoziciją, kvadratą, esame pasiruošę būti apgauti. Ir netgi tokiam žmogui lengviau būti apgautam, nei matyti realybę tokia, kokia ji yra. Ja. Iš tikrųjų, ašis, mergelė žuvis ašis, tai yra, kaip prieš tai kalbėjau, paskaitos pradžioje, viena iš sunkiausiai pradirbamų iš tikrųjų ašių. Tai yra žuvis pasiaukojimas, o mergelė tarnystės, tai yra ašis. Labai nepaprasta yra iš tikrųjų. Mergelė yra tvarka, taisyklės, jo kažkokie racionalumas, tam tikras režimas, ritmas. O Neptūnas, žuvis, tai yra jausmas, tai yra intuicija, tai yra tekėjimas, reiškia gyvenimas čia ir dabar, be jokių planų tiesiog. Ir va tos dvi energijos žmoguje turi būti suderintos, jeigu yra išreikšta ašis arba mergelė žuvo ašis arba 12-6 būstas taip pat, arba įtempti aspektai tarp Merkurijaus ir Neptūno.
Taigi, užduotis yra iš tikrųjų išmokti gyventi, pasikliauti intuiciją. Nugalėti baimę suklysti, nes tik tai būtent klystant ir taisant klaidas įmanoma pradirbti šitą aspektą. Aišku, čia reikėtų jau tada žiūrėti vėlgi visą žmogaus horoskopą, kaip geriau visą tą pradirbti, bet dabar mes kalbam apie konkretų aspektą. Užduotis išmokti gyventi pagal intuiciją ir mokėti atpažinti tiesą. Būti be galo sąžiningam. Mes iš tikrųjų giliai viduje žinom tą tiesą. O tie, kas turite įtemptus aspektus, iš tikrųjų jūs labai giliai viduje žino tiesą, bet yra nenoras, nes ta tiesa nepatogi yra kažkuria prasme. Arba mūsų protas, Merkurijus, linkęs nuvertinti tą tiesą. Ir linkęs priimti tą patogesnę tiesą, saugesnę tiesą, kuri galbūt priimta visuomenė yra. Tai čia užduotis jau yra tokia labai stipri. Taigi, toks žmogus ir nemoka apsisaugoti nuo žmonių įtakos. Apgavikų visokiausių, melagių, kurie gali pasinaudoti. Jis nemoka blaiviai žiūrėti, jis yra tarytum šiek tiek apsvaigęs. Toks apsvaigimas tam tikras yra. Jis gali būti ir į negatyvumą, bet gali būti toks į pozityvumą. Tenka matyti žmonės, kurie eina dvasiniu keliu ir turi aspektą tokį. Jie tokie saldžiai, tokie dvasingi, tokie. Jiems, tarkim, realybė yra nuspjauti, reiškia, kokia 8 dimensija jiems yra svarbiau. Ir man visada įdomu pasižiūrėti žmonių, kurie apie tas dimensijas kalba, jų horoskopus ten. Aš net jaučiu, kad pamatyčiau labai įdomių aspektų. Yra žmonės, kurie sako, astrologija neveikia ten ir panašiai tokie pareiškimai patys. Sako, astrologija neveikia, bet tas žmogus net nežino, kas ta astrologija yra. Bet jie tokie gali, tą kalbėti, įsivaizduokit. Tai yra iš tikrųjų nepaprastas aspektas ir su juo, tarkim, nereikia skubėti nei būti vedliu, nei dvasiniu vadovu. Be abejonės dalinti savo kažkokiam patirtim galit, bet jokių būdų vesti negalim. Nes mes galim nuvesti žmonės, bet ir nuvesim tuos, kurie turi tokius aspektus. Tai yra, kaip sakant, aklas veda aklą iš tikrųjų. Mokytojavimas, čia vedliavimas neturėtų būti, jeigu yra įtempti aspektai tarp Merkurijaus ir Neptūno, pavyzdžiui. Toks žmogus ir nemoka apsaugoti nuo apgaulės. Nemoka apsaugoti nuo žmonių, kurie gali jo pasinaudoti. Apsigauna bendravime. Patenka į sudėtingas situacijas. Sunkumai asmeninėse santykiuose, sunkumai sociume. Problemos su finansais. Nemoka atpažinti, tarkim, tokių pavojingų jam arba pasiūlymų, kurie jam gali pakenkti. Net jeigu ir mato, jie vis vien, tarytum prieš savo valią priima tos pasiūlymus. Toks žmogus, jeigu tampa priklausomas nuo kažkokio tarkim, žmogaus, kuris turi žalingų įpročių, tai tie įpročiai tiesiog perima visus įpročius žalingus ant savęs. Taigi, ir kaip jau kalbėjau, tai yra, supraskim, kad subtiliam plane tai yra tie astraliniai visokie parazitai, tai fiziniam plane šalia, tarkim, gyvenantis kažkokie, kas naudojasi to žmogaus. Tarkime, energija gyvenimo ir panašiai.
subtiliam plane tai yra lervos ir visi kiti dalykai. O, reiškia, fiziniam plane tai yra parazitai žarnyno. Tai va. Pas ką yra kvadratūra Merkurijaus ir Neptūno, tai sukretimai stipresni, tai yra netektis. Tiesiog atrodo, žmogus yra išdraskomas. Tam tikrai išdraskymai vyksta, apgaulė su didelėmis netektimis. Pas ką yra opozicija, daugiau pasireiškia sudėtingomis situacijomis santykiuose, asmeniniame gyvenime, versle, nesusipratimai, kažkokie, tarkim, neaiškumai, kurie įsitempia į ilgą laiką, ištempti konfliktai. Jeigu yra konjunkcija, Merkuris tampa tingus. Tokio žmogaus protas tampa tingus. Jis nemoka irgi atpažinti realybės. Tiesiog Merkuris netenka savo savybių. Jo savybės susilpnėja. Neptūnas ištirpdo Merkurijaus savybės. Jis irgi klaidinasi toks žmogus. Nemato tiesos. Bet kuri planeta, asmeninė planeta, kuri turi konjunkciją su Neptūnu, tampa aptingusi. Šiaip Neptūno poveikis toks. Ir reiškia, Merkuris nebedėmesingas tampa, jis nebekonkretus, nebedetalizuoja, reiškia, nemato proceso, nesupranta, kaip kas vyksta. Vat. Neteisingai supranta priimamą informaciją, gali būti iškreipiama. Iš kitos pusės konjunkcija yra labai kūrybingas aspektas. Toks žmogus gali tiesiog būti pagautas impulso, tam tikro įkvėpimo ir jis gali 100% tam atsiduoti. Tam kūrybiniam procesui jis tada gali ištirpti. Ir problema yra tame, kad tai gali kainuoti aplinkiniam žmonėm ir netgi jam pačiam. Tas kūrybinis procesas gali net nešti jokios naudos, bet jis kažką tokio gali labai įdomaus sukurti, tačiau pats iš to jokios naudos gali negauti. Tas įkvėpimas jį gali tarytum apsėsti, užvaldyti. Taip pat tas žmogus gali, pavyzdžiui, bendraudamas su kažkuo, tiesiog susilieti su tuo žmogum, su kuriuo bendrauja. Ir netekti laiko savokos. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kokie Laisvės alėjai, jūs einate, jeigu turite konjunkciją su Neptūnu, sustinkate kokį pažįstamą ir vietoj minutės pokalbio, kokio ten porą žodžių persimetimo, reiškia, galit užmiršti, kur ėjot ir ten kalbėtis pusvalandį tiesiog. Ir galų gale pavėluoti ten, kur ėjot, taip, kažkokį susitikimą kitą. Tai vat, taip gali būti. Ir taip pat gali jam, net ir jeigu supranta, kad jis kažkur tai vėluoja, gali prisiminti, bet jam labai sunku yra nutraukti tą kontaktą, jeigu tas žmogus, su kuriuo bendrauja, to nepadaro. Ir gali būti, kad kontaktas, tarkim, čia toks buitinė situacija, bet, pavyzdžiui, jeigu santykiai kažkokie arba ten, tarkim, sustiko mokyklai, tarkim, ten, per šokių kokį ten vakarėlį, pradėjo bendrauti, šiek tiek susidraugavo ir taip draugauja, reiškia, galbūt jau apsivedė ir vaikų turit, bet vis dar yra tokioj, kaip jums pasakyti, atrodo, kad žmogus dar neapsisprendęs, kažkaip užstrigimai tam tikri yra, sulėtėja tie procesai, prasme viduj vienaip,
o išoriškai visai kitaip gyvenimas teka. Tai va, tai lyg tai viską pasakiau. Tai Neptūnas šiaip daro Merkurijų neefektyviau. Ir įtempti aspektai - konjunkcija, opozicija ir kvadratūra. Bet dar kartą primenu, kad pagal vieną aspektą negalima spręsti. Iš tikrųjų, pagal vieną aspektą negalima spręsti, reikia žiūrėti visą horoskopą. Ir tik viso horoskopo vaizde galima suprasti būtent šito įtempto arba harmoningo aspekto, reiškia, tarp Neptūno ir Merkurijaus prigimtį. Be to, reikia matyti patį žmogų, kaip jis gyvena. Jeigu žmogus yra, tarkim, nesidomintis niekuo, toks, kaip sakant, gyvena ten pagal, kaip sakant, pagal, visiškai tokį gyvenimą, paprastą, kažkokį tokį paprastą, nežinau kaip pasakyti, ar paprastą, nepaprastą, tokį, nekelia kažkokių aukštesnių tikslų. Tai yra vienas reikšmės bus. O štai jeigu žmogus ieškantis yra aktyvus, besidomintis, bus visai kita reikšmė. Ir, pavyzdžiui, įtempti aspektai ją labai praturtina, iš tikrųjų, būtent antroje gyvenimo pusėje. Tai tokį žmogų daro išminčių. Labai praturtina, su didelė patirtimi. O štai, kas turite gerus aspektus, jeigu toks žmogus gali kaip tik, reiškia, ant sėkmės, kaip sakant, kas užmiega ant laurų, laurai atsiduria ant apatinės kūno dalies, ant šiknos. Taip. Tai vat, tą jūs turite žinoti. Įtemptų aspektų žavesys, dovanas yra antroje gyvenimo pusėje. Harmoningi aspektai žmogus gali užmigti antroje gyvenimo pusėje. Tai va, taip kad irgi tiesiog turiu pasakyti, nes karts nuo karto man parašo ir kad, tarkim, tiesiog aš paaiškinu ir aš kiekvieną kartą aiškinu tai, ką aš dabar pasakiau, kad jokių būdų nereikia gąsdintis arba jokių būdų nereikia džiaugtis, o pas mane yra toks geras aspektas. Gerai, jeigu yra, pažiūrėsim, kaip tu tą visą taikai. Kaip tavo gyvenime. Ar tu tikrai pasinaudoji sekstilio energiją? Trigonas aišku, kad tau sekasi. Ar tu supranti, ar tu dėkingas esi, nes su trigonu žmogus nedėkingas gali būti. Jiems sekasi. Jis galvoja, kad taip su visais turi būti. Ir žiūrėk, su trigonu žmogus jis gali žiūrėti iš aukštų visus tuos, kurie tenai su kokiam konjunkcijom, opozicijom kariauja, reiškia, ten iš vienos vietos į kitą, ten keičia praktikas, keičia tikėjimą, ten, nežinau ką, partneris keičia, vėl sugrįžta ten. Toks gyvenimas yra su įtemptais. O jie žiūri, galvoja, kokie jūs menkioši toks. Pažiūrėkit, su gerais aspektais žmogus susiaugina puikybę. O su įtemptais jis nuolankus pasidaro, reiškia, jis ugdo geras savybės, reiškia, jis čia ir dabar patyrė, reiškia, patirtis. Taip, nepaprastas gyvenimas su įtemptais aspektais. Bet tai yra variklis. Tarsi mes, tu supranti, jeigu tu neplauksi, tu nuskęsi. Tai va. Pažiūrėsiu keletą jūsų komentarų. Taip, Daiva jau yra konjunkcija. Taip, Darbšti Daivutė. Taip, Kęstutis. Nu ką, gerai, Kęstutį intuiciją turi. Vita Merkurijus. Galingas Merkurijus, jo. Šaunu. Renata. Merkurijaus Neptūno kvadratūras. Darbą turi. Merkurijus Merkelė stiprus, Neptūnas Šaulė, jo.
Nu, vienu žodžiu, jau va, tai šita paskaita yra gyvenimo tema, garantuotai. Jeigu dirbat su savimi, jeigu nedirbat, jūs sakysit, o ką, nėra mano gyvenimas. Tada reikia žiūrėti sveikata, kokia yra, nes realiai per sveikatą šitas aspektas reiškiasi, per fizinę kūno būseną. Merkuris su Neptūnu, Merkuris žuvų ženklė su Saule. Taip, jausmo tema. Vidas Merkuris. Sekstilis, tai vidai, pasinaudokit intuiciją, labiau savim tikėkit. Visos žinios jumose. Neptūnas antram būste, jo. Nu, labai, bus tai labai įdomi šitą situaciją. Merkuris irgi daug žuvise, su Mėnuliu sekstilis. Nu, va, čia labai geras moteriai aspektas. Vanijolė, pažiūrėkit, vanijolė. Viso gyvenimo, reiškia, dabar gali kiek išmintinga moteris. Jo, tiek turi išminties, kad iš kur jau turi tos išminties, gali dalintis, ja, nes gyvenimas, kaip sakant, davė galimybių išminties sukaupti. Gerai, ačiū visiems. Ir rytoj bus Merkurijaus aspektai su Plutonu. Tai va, jeigu turite, tai kviečiu pasiklausyti, o jeigu neturite, tai suprasite tuos žmonės, kurie turit, gali šiaip pasiklausyti, yra šiaip apie gyvenimą. Suprasite, kad tie, kurie problematiški žmonės, jie turi reikalų. Ir mes už juos tų darbų nepadarysime, bet jiem padėti galim, jeigu jie paprašys. Gerai, ačiū visiems ir iki malonaus susitikimo.